Martynai, ką jauti, kai pataikai tritaškį ir visi sirgaliai pakyla iš vietų? Nežinau, geras jausmas, namų varžybose, ypač kai visi ateina mūsų palaikyti ir pataikus tritaškį, tikrai geras jausmas ir jautiesi ir pats gerai, ir jauti, kad sirgaliam tai patinka ir tai tikrai nuostabus jausmas. Ar gavęs patrauklų pasiūlymą iš Europos grandų šį sezoną paliktum Lietuvos Rytą? Nežinau, yra daug labai aplinkybių dėl tokių dalykų ir be abejo, kaip ir visi žaidėjai, kiekvieną pasiūlymą svarsto, o kai būtų, apie tai negalvoju, turiu kontraktą, žaidžiu Ryte ir taip yra šiais metais, o paskui žiūrėsim. Kuris tavo nuomonė Ryto narys, ar kurie buvo Ryte, kai tu jam atstovavai, buvo pats linksmiausias, šmaikščiausias, ar iškrėsdavo daugiausiai šunybę? Aš išskirčiau turbūt Matthew Nilseną, kuris buvo, Andrių Šležą ir dabar turbūt Jomantas su Babrausku. Kokie jausmai jūs užlieja nepataikius lemiamo metimo, kuris kelioms sekundėms iki rungtynių pabaigos gali lemti kažką? Neatsimenu, gal ir yra buvo tokių dalykų, bet be abejo, taip kaip apsidžiaugiai metęs, taip ir nusivylė ir dar labiau nusivylė, kai prameti ir būna sunku ir po tų varžybų, jeigu praloši, tai kaltinti tik save ir būna tikrai sunkiai akimirka. Ar esi tapetavęs kambarį? O jei rimčiau, tai kodėl pasirinkai būtent krepšinį, o ne kokį futbolą? Kambarį esu tapetavęs, bent jau padėjęs tapetuot, o pasirinkau krepšinį, nes visa šeima žaidė krepšinį ir man tas sportas buvo priimtiniausias. Ar norėtum sužaisti su Lakers? Be abejo, jie yra, sakykime, kadangi NBA yra laikoma stipriausia lyga pasaulyje, tai jie yra tos lygos čempionai, be abejo, būtų geras jiems visais žaisti. Martynai, kiek turėjai dirbti, kad pasiektum tą, ką esi dabar pasiekęs ir kaip atradai savo įmetimą nuo kelių metų pradėjai taip? Sporto mokyklai buvo visko. Iš pradžių kai pradėjau žaisti, buvau aukštesnis, nežaisdavau, sakykime, to metiko poziciją ir turėjau problemų su metimu. Paskui, kadangi visi praaugo, aš sustojau, tai teko keisti ir poziciją, ir metimą ir teko dirbti vien tai, kad tai keičiant techniką ir paskui gavosi tai savaime ir net nežinau, taip tiesiog gavosi. Ar pasiilgai buvusio trenerio Rimo Kurtinaičio? Toks ir pasilgimas. Kiekvienas treneris duoda kažką gero, naudingo komandai, kiekvienam žaidėjui ir prideda patirties ir be abejo, su Kurtinaičiu mes turėjom 2 puikius sezonus ir gaila, kad jo nėra dabar čia. Kodėl neišmokai Artūro Jomanto mesti tritaškių? Jo nereikia mokytis, moka mesti krepšį ir moka mesti tritaškius ir per treniruotes dirbant to, tik to, kad jo pozicija kažkiek skiriasi, jis nėra metikas ir dirba savo darbą. Kuriais metais pradėjai žaisti krepšinį? Kai pradėjau eiti į mokyklą ir pradėjau žaisti, turbūt 6-7.